Sveiki, čia Tornado podcastas ir aš jo vedėjas Modestas Giliūnas. Tai jau 10 mūsų epizodas ir jo svečiu šiandien sutiko pabūti mūsų mokyklos buvęs auklėtinis ir dabar jau Utenos Juventuso vyriausiasis treneris Nedas Pacevičius. Sveiki gyvi. Tai aš tik prieš pradėdamas visą laiką noriu priminti, kad mums yra labai svarbu, kad jūs paspaustumėte tą mygtuką subscribe ir jeigu jums patinka tai, ką darom ir šitas podcastas, paspaustumėte po juo like. Tai pradžioje kaip ir visada, nuo ko viskas pas tave prasidėjo krepšinėje? Krepšinis, sakykime, visą laiką buvo net dar darželio laikais, visada buvo labai pagrindinė, sakykime, sporto šaka mano šeimoje, to užsiminėjo mano tėtis, visada vesdavosi mane dar tais senais laikais į sporto halę, dar kuomet buvau darželinukas, taip kad atėjus pirmai klasiai net nebuvo jokio kito pasirinkimo, kaip tik tais pačiam rinktis krepšinio treniruotės, juo labiau gal pradėkim nuo to, kad aš didžiąją savo laiko dalį jaunystės, paauglystės sportavau kitoj mokykloj, tuo metu dar sakykime, buvo ta konkurencinė kova tarp Perkūno ir Tornado mokyklų, tai aš pasirinkau Perkūno mokyklą, nes mano amžiaus grupę rinko geras tėčio draugas Donatas Velička, treneris. Tai, sakysim, be jokių klausimų nuėjau tenai ir iškart, kaip dabar atsimenu, po pirmos treniruotės tėtis atėjo paimti, kaip sekėsi, iškart jokių klausimų, sportuosiu ir tikrai bandysiu tapti to krepšininku, kaip tuo metu atrodė. Taip kad tikrai be jokių didelių klausimų, tas krepšinis visada buvo labai populiarus, man jisai patiko ir labai užkabino. O tu paskui perėjai į Tornado krepšinio mokyklą. Kodėl tai padarėjai ir kas tai lėmė? Ir aš iš tikrųjų labai vėlai perėjau ir aš beveik iki, jeigu neklystu, 16 metų sportavau Perkūno mokykloje. Bet buvo įvairios ten priežastys, aš kiek pamenu, mes žaidėm pirmam divizione, kaip, vis tiek yra didžiulis skirtumas, ar tu žaidai pirmam divizione ar antram divizione, ir tuo metu ta sistema dar buvo visai kitokia, 8 komandos, krenti be jokių peržaidimų, ne taip kaip yra dabar, kad yra 12 komandų, ten iškristi, labai tų šansų yra nedaug, taip kad mes iškritom, plus ten turėjau dar ir sudėtingų traumų ir Viskas pasisuko taip, kad vėlgi kontaktą laikėm su Kęstu Naruševičium, kuris turėjo 95 metus Tornado mokykloje ir taip viskas pasisuko, viskas sukrito, kad pasirinkau Tornado mokyklą, kur buvo šioks toks lūžis įvyko mano gyvenime, nes iš tikrųjų Kęstas mane užvedė ant to kelio, kur esu dabar ir esu jam už tai labai dėkingas ir jam tai susakęs ir daug kartų tai esu minėjęs, kad šitas posūkis, kad aš pasirinkau būtent Tornado mokyklą, sakau, pakeitė viską iš esmės. Bet aš taip klausau tavęs ir man truputį netgi gal keista, kad gerai žinai visus dalykus, ta prasme, ir sistemas, kad sistema pasikeitus, tai domiesi tuo dar moksleivių krepšiniu, aplamai labai plačiai domiesi. Tikrai taip, iš tikrųjų, šiaip galiu pasakyti atvirai, paskutinius gal 2-3 sezonus, gal šiek tiek mažiau, bet, sakysim, dar sakau, prieš 2-3 metų, tai ir su jūsų mokyklos ir treneriais, dar ir kai kuriais iki šiol mes daug bendraujam ir Šarūnu, ir Donatu, mes, sakykime, ir su kitais susirašom, tai aišku, ten prieisim prie visų tų istorijų apie Šarūno, galbūt kartą 2000-ųjų, su kuria daug laiko buvo praleista, tai sakykime, aš augau kartu su tom kartom 2000-ųjų, 2001 metų Andriaus Macijausko, tai tikrai viską siekiau, visų kuo domėjausi, žinojau absoliučiai visus vaikus tų metų, ne tik žaidžiančius šitoj mokykloje, bet ir per visą Lietuvą, taip kad, sakysim, šiuo metu gal to laiko yra šiek tiek mažiau domėtis moksleivių, būtent lygą, bet tikrai pasižiūriu rezultatus, kaip sekasi, vėlgi jūsų mokyklos rinktinėm, tikrai visada seku, visada palaikau ir tikrai bandau per daug netitolt nuo to. Patikrinam tada.
išvardinti 3 žaidėjus, kurie žaidžia LKL, kurie yra mūsų buvę auklėtiniai. Tai mano varžovas prieš 2 dienas Justas Ramanauskas, aišku, Furmanavičius Justas ir 3 žaidėjas būtent šiuo metu žaidžiantis LKL. Nepasakyčiau Urbanas Aurimas, bet jisai nacionaliniai lygoje. Galiu padėti komandą, kad Dainių Nevėžis. Paulius Mūra, tai čia. Nu, puikiai. Dar aš norėčiau truputį grįžti tą tavo perėjimą ir turiu ten porą klausimų. Tai tu atėjai ir aš ruoždamasis podcast'ui kalbėjau su Kęstučiu Naruševičium ir jisai sakė, aš iškart mačiau, kad jisai bus treneris, bet tu ne iš karto dar, tu treniravaisi, dar truputį žaidėjai pas mūsų komandai. Kur įvyko tas lūžis, ten, kiek žinau, trauma sustabdė, ne? Bet vis tiek, tu dar, kai atėjai, dar vis dėlto galvoji, kad būsi krepšininkas, ne? Taip gavosi, kad čia buvo U17 čempionatas ir aš prisijungiau prie Tornado jau prasidėjus sezonui, tai nebuvo nuo sezono pradžios, nes truputėlis buvo atkarpos ir Sabonio mokykloje, mano ten keletą mėnesių, bet sakau, viskas taip susidėliojo, kad pasukau čia ir tą sezoną pilną atžaidžiau, U17 čempionate žaidžiau ir tuo metu nebuvo absoliučiai jokių minčių apie kažkokį tai treniravimą ar kažką tokio. Aišku, man visada buvo įdomu, sakysim, daug giliau žvelgti dalykus. Ten tuo metu, aišku, tos video medžiagos gal tokios neturėjom per daug kaip dabar, kad yra visos filmuojamos rungtynės ir panašiai. Bet tikrai patiko gilintis į tos dalykus, o visas tas lūžis įvyko tą vasarą po U17 čempionato ir iš tikrųjų tokia istorija įdomi, kad aš labai laukiau tų U18 čempionato, nes gal Kęstas po to dar bus kažko ir klausęs, kad tą vasarą iš tikrųjų mūsų komanda labai sustiprėjo. Mes surinkom, pasipildėm, jeigu neklystu, 3 žaidėjais, buvo ir Pijus Mikolaitis, realiai rinktinė žaidėjas mūsų metų ir Vladas Razumnovas ir Vilius Pocius, kuris dabar žaidžia Telšiuose daug metų, tai iš tikrųjų labai laukiau to 18 čempionato, labai iš tikrųjų daug ir dirbom ir ruošėmės tam ir vėlgi viską pakeitė tą traumą, jau antrą kartą man atsitikus su petim ir vat, būtent tą vasarą įvyko tas lūžis, kai gavau traumą, viskas pakibė į orą, tu kaip ir žinai, kad turėsi praleisti visą sezoną, o ką veikti toliau, vis tiek esi kaip ir komandos dalis ir čia vėl, sakau, ištiesė pagalbos ranką Kęstas, kuris tuo metu ir Jonavos vyrtreneris buvo nacionaliniai ir be jokių užuolankų paklausė, ką tu galvoji apie tai, kad tu man galbūt nori padėti. Ir viskas taip pasisuko, kad jau tą sezoną U18, kai kurį aš turėjau žaisti su savo komandos draugais, aš tą sezoną buvau Kęsto asistentas ir Tornado mokykloje, U18 čempionate ir nacionaliniai lygoj. Tai viskas taip prasidėjo ir po to rutuliavos, kad su Kęstu dirbom jau pabaigus Tornadą virš 4 metų Jonavoj. Viskas taip ir prasidėjo. Ir dar vat prie to perėjimo tavo, yra tokių kartais žaidėjai, kartais tėveliai sugalvoja, kad va čia mums negerai, mes eisim kitur. Tavo galbūt istorija tokia kaip ir sėkmės istorija, ne, kad perėjai, bet aš daugiau galbūt nesėkmės istorijų girdėjęs, arba ten kokia tavo nuomonė tas vaikščiojimas tarp trenerių, tarp mokyklų, tai gerai, tai negerai, kaip tai? Aš manau, yra kelios pusės, sakysim, iš vienos pusės tai nėra gerai, sakysim, aš tikrai matęs, vat, kaip pats minėtų pavyzdžių ir mano metų kartos, ten, Vilniaus, netgi ne apie Kauną kalbant, Vilniaus, tarp mokyklų vaikštant, tai iš vienos pusės nėra gerai, iš kitos pusės vėl yra įvairių priežasčių, kaip būtent mano atveju, aš visada norėjau žaisti būtent pirmam divizione. Mane tikrai, va taip, aišku, jau praėjo daug laiko, galiu atvirai pasakyti, aš iš Perkūno mokyklos būčiau gal ir anksčiau išėjęs, nes man gavosi tik vieną sezoną žaisti pirmam divizione, bet mane laikė tas, kad aš žaidžiau dar už metais vyresnių rinktinę, su kuria mes visada žaidėm pirmam divizione ir mes netgi buvom prizininkai pirmo diviziono. Tai mane tiesiai šviesiai laikė tas. Ir sakysim, jeigu nebūtų tos 94 mano metais vyresnių kartos, aš galbūt net ir anksčiau būčiau mąstęs apie išėjimą, kad
žaisti visada aukščiausiam lygiai, tuo metu įmanomam. Tai plus vėlgi Tornado buvo tuo metu situacija tokia, kad buvo ir regionų lygos komanda, kurią tuo metu treniravo Giedrius Žibėnas ir vėlgi tokių kalbų pamastymų buvo su Kęstu, su Giedrium, kad galbūt prisijungti man ir prie tos komandos. Vėliau sakau, įvyko ta trauma, viskas sugriuvo, bet sakau, tikrai matėsi ta piramidė, kurią Tornado stato ir sakau, tuo metu tai viską sudėjus, taip pasvėrus, man tai pasirodė optimaliausias variantas. Tai sakau, čia iš tikrųjų skirta, tai yra gerai ar blogai. Nu, aš negaliu tokios, sakau, vienareikšmiškos tos nuomonės, neturiu jos, nes tu turi sverti visais kampais šitą situaciją. Iš tavo komentarų, kiek girdžiu, tai labai yra tokia vienas geras žodis, reikia žaisti aukščiausiam lygiai. Norėti žaisti ir žaisti yra du skirtingi dalykai, ne, kiti pereina galbūt į tą A diviziono komandą, tik tai, kad joje būti, o ne žaisti, ne? Taip, bet aš čia taip kaip galiu iš to savo pusės pasakyti, aš žinojau, kad aš esu pajėgus žaisti tam pirmam divizionė ir žaisti gerai, nes, sakau, žaidžiau su Perkūnu, sekėsi gerai, bent jau asmeniškai, tai ten žvaigždžių dienos, visa kita, tai aš tą žinojau, taip, teisingas kampas, kad būti ar žaisti yra du skirtingi dalykai ir jeigu tu nesi pajėgus žaisti, galbūt taip, geriau tu nusileisk į žemesnį lygį ir tu žaisk. Čia yra labai svarbu vaikų amžiui žaisti, o nesėdėti ant suolo. Dėl šito sutinku, bet, sakau, mano atveju aš žinojau, kad aš galiu žaisti tenais tam pirmam divizionė be jokių klausimų ir man, sakau, tiesiog taip nesukrito, nesutapo ir vėlgi daug yra pavyzdžių, kur galbūt mažesniuose miesteliuose iš tikrųjų tie vaikai ir pradingsta, nes jie ankstyvam amžiui, sakykime, tu juos pamatai, kada jie papuola į tą pirmą divizioną, vėliau iškrenta ir jie, bet šitoj vietoj galbūt ir jie per ilgai užsilaiko savo mažesnėm miestelį, žaisdami žemesniam divizionė. Bet tokiu atveju galbūt jiem reikėtų keltis į pirmą divizioną kažkur didesnio miesto mokyklų ir visa kita. Tai va čia šitoj situacijai, sakau, jinai labai dvejopa situacija, bet aš manau, jeigu tu gali žaisti, tai tu turi žaisti aukštesniam lygiui. Ir dabar pasakai, kad atėjo U17 pakankamai vėlai, bet aš kiek kalbėjau su tavo buvusiais komandos žaidėjais, visi sako, jisai buvo mūsų labai geras draugas. Tai iš vienos pusės norėjau paklausti, kaip gavosi taip, kad tu labai trumpai pabuvęs, jūs susibendravote ir tapo draugai. Ir aš kiek žinau, jūs tapo draugais ne tik krepšinio aikštelė, bet ir už krepšinio aikštelės ribų. Kaip va šitą dalyką galėtum patarti, kuo jisai gerai, tas bendravimas už krepšinio aikštelės ribų ir kaip tai įtakoja paskui rezultatus krepšinio aikštelė? Nu, žinot, aš tas mūsų užklasinės veiklas dabar pradėčiau pasakoti, tai gerai nebūtų. O kas Zavadyla buvo? Zavadyla? Nesakysiu irgi. Ne, iš tikrųjų, tai irgi, jeigu tai palaipsniui apie viską iš eilės, tai man buvo labai įdomu, kaip mane priims. Nes, sakysim, aš turėjau tikrai gerą ryšį jau iš anksčiau tai su lyderiu Karoliu Šaruku, su kuriuo ir iki dabar esam vieni geriausių draugų turbūt. Tai turbūt tik tai su juo taip daugiau, kad buvom pažįstami, visa kita man buvo klausimas, nes sakau, tuo metu mes buvom kaip ir konkurentai ir ten kažkokių didelių draugiščių nebuvo, bet iš tikrųjų žiauriai mano nuostabai nuo pat pirmos dienos tikrai pamačiau, kad esu laukiamas, norimas, labai gerai priėmė ir ta chemija jau jinai buvo labai, labai gera tenais man atėjus, taip kad sakysim, tikrai, aš turėjau vienoj sporto mokyklui patirties, kitoj, tai, vienareikšmiškai buvo pati šilčiausia chebra, patys tvirčiausi ryšiai, sakysim, baigęs treniruotę, jeigu einam kažkur ten vakarieniau, ten einam kažkur, einam visi kartu, jokių klausimų, ten tas neina, tas ne. Sakau, labai ir kas paskui išliko, ta prasme, mes pabaigėm mokyklai, dar iki dabar ir Šaras Ajauskas, ir Tadas Aleksandravičius, sakau, galėčiau vardinti, kad tik kažko tai neužmiršt, kurie ir iki dabar yra geri draugai, ta prasme, nėra ten su vienais daugiau, su kitais mažiau, bet kaip tik, aišku, taip pagalvojau,
kitais metais yra 10 metų, kai mes baigiam mokyklą, tai aš net nebejoju, kad mes tikrai susirinksim ir tą 10-metį paminėsim, nes sakau, šita hebra jinai buvo, labai nebloga, tikrai. Labai čia gerai priminėjai, kad jūs 10 metų kai baigė, o šiais metais mūsų krepšinio mokyklai 20 metų yra. Tai šitas ir podcastas yra skirtas jau paminėti šitai visai datai, tai dar norėčiau grįžti tada, kai tu tapai vis dėlto treneriu. Kaip sakėjai, buvo draugai ir staiga ateina Nedas ir veda treniruotę savo draugelę mane. Kaip buvo? Prisimeni va tokį dalyką ten? Buvo labai keista iš tikrųjų, tai vėlgi tas laikas toks buvo labai įtemptas, nes mes, sakau, tuo pačiu metu buvo ir U18 ir mes vėl grįžtų prie to, kad turėjom labai gerą hebrą ir atėjo dar papildomai 3 žmonės ir tą sezoną mes tikrai taikėmės į finalo ketvirtą. Ten nebuvo jokių klausimų, mes nuo pirmos dienos surinkę žinojom, ko mes norim. Taikėmės į tą finalo ketvirtą, buvom konkurencingi su visom komandom ir tuo pačiu mes dar su Kestu dirbom Jonavoj, su kuriais irgi nacionaliniai papuolėm į finalo ketvirtą, taip kad darbų buvo labai daug, buvo labai įtempti metai ir tikrai būdavo dažna situacija, kai Kestas migruoja tarp Kauno Jonavos ir man skambina likus 10 minučių iki treniruotės čia su mūsų 95 ir nespėju, turi susitvarkyti. Okay. Tai pirmus tos, sakysim, kelis gal mėnesius, aš nežinau, buvo labai keista, bet vėlgi mes turėjom, čia aišku nėra kas slėpti, mes buvom draugai ir pasibaigdavo treniruotės, mes vėl kartu kažkur tai eidavom, bet jie tą priėmė, man atrodo, nuo pat pradžių jie tą priėmė, jie tą suprato, kokia yra mano situacija ir kad, sakysim, draugai yra draugai, bet aikšteliai, ten aišku būdavo reti atvejai, kad aš pavaduodavau Kestą, bet kai tai atsitikdavo, jie tą priimdavo ir man atrodo, mes dėl to neturėjom jokių problemų. Ir Šarukas perdavė tokį klausimą, kaip prisimeni tą lemiamą metimą, kur buvo po jo paskaudžiausias pralaimėjimas jūsų turbūt komandai. Nes jisai būtent... Vilniuje, nes prieš VKM-ą. Buvo daug ašarų, aš pasakysiu. Važiuojant namo, autobusą aš tiesiai šviesiai neviniojant, buvo daug ašarų. O gali papasakoti trumpai, dėl ko ten viskas buvo? Ten? Aš dabar tiksliai, būtent to epizodo aš tikrai neatkartu. Ne pačio epizodo, bet ką jis lėmė? Jis lėmė patikimą į finalo ketvirtą, nes mes tiksliai, nes mes buvom 5, o Vilniaus krepšinio mokykla buvo 4, kur visiems buvo mistika, kaip jie nesugeba laimėti to čempionato, nes turėjo ten centras 224 numeris, va dabar pas mane Utenoje žaidžiantis Giga, ten 3 numeriai, ten buvo kosminė komanda, ten mes kalbėdavom absoliučiai visi čia, kaip jie nesugeba laimėti to čempionato ir jie liko 4. Taip sukrito su jais žaist ketvirtfinalį, kuris sakė, nėra jokių jums šansų. Vilniuje atsimenu, pirmas rungtynės gavom, gana stipriai. Atvažiavo jie čia į Kauną visų nuostabai, ką davėm atgal, irgi neblogai, ir 3 rungtynės lemos vėl Vilniui. Ir aš irgi kaip dabar atsimenu, mes tokia turėjom, vėlgi sakau, šitą komandą jinai buvo ypatinga, nes mes nebuvom, kad tik tai 12 žaidėjų. Buvo tokia didžiulė mūsų bendruomenė, draugai, pažįstami. Aš neatsimenu dabar per kur, bet mes gal net per pačią Jonavą suorganizavom 2 autobusiukus, pilnus žmonių, kurie tie mūsų visi draugai, juos čia nuo savo atsimenu, paėmė ir visus vežė į Vilnių. Ir mes tą Vilniaus salytę VKM mes pilnai užpildė mūsų fanais. Ir ten iš tikrųjų atmosfera buvo, dar dabar šiurpai eina, va šitą aš tikrai atsimenu ir lėmė tos rungtynės patekimą į finalo ketvirtą. Ir aš dabar sakau, neatsimenu, ar buvo lygus rezultatas ir Šarukas prametė, bet buvo žiauriai skausminga. Sakau, mes ten važiuodami namo bliovėm, kriokėm, nes, sakau, supratom, kad visų pirma tai yra kažkokia ir pabaiga. Tu pabaigi savo čempionatą, tu žinai, kad tu baigi mokyklą šiais metais. Ir vėl aš nežaidžiau, bet man irgi labai skaudėjo, nes, sakau, tais metais dėta buvo daug vilčių, kad mes tikrai galim kažką pasiekti ir labai buvo nekaip. Ir perinant prie tavo treniravimo visų dalykų, dar norėčiau gal, kad tu
pasižiūrėtum dabar vis tiek iš šono stebėjimus, kaip tau atrodo pati Tornado organizacija, kaip jinai auga, vystosi, kas žiūrint iš šono, kaip atrodo jis. Jinai kiekvienais metais vis atrodo kažką prideda. Iš tikrųjų, tai, sakysim, tokiais dalykais kaip medijos reikalai, ko kitos mokyklos nekreipia dėmesio, sakykim, ir trenerių darbas, viskas, sakau, šita mokykla, jinai yra su jie labai gerai ir aš vėlgi, kaip galima sakyti, 10-metį arba buvau, arba viduj tos organizacijos, arba šalia kažkur, nes visą laiką, sakau, čia nebuvo nutrūkę mano tie ryšiai, tai tikrai ta mokykla eina kiekvienais metais į priekį ir vis kažko dadeda, jinai niekada nestoja vietoj, tai aš manau, tas yra pats svarbiausias dalykas. O tu užsiminėjai apie darbą su kitomis komandomis, kokia tavo rolė tenai buvo? Tornado mokyklai. Tai vėlgi buvo, sakykime, po mano baigimo Tornado pačio, tai aš gal 4 ar 5 metus vis baigdavosi sezoną, sakykime, nacionalinėje lygoje, aš prisijungdavau prie Šarūno 2000-ųjų, sakysim, daugiausiai ten playoffų stadijoje, bet vėlgi man buvo labai gerai, sakysim, ir aš kažką galiu naujo tiem vaikam atnešti, ten nežinau, ar aš dadėdavau ar ne, bet, sakysim, man vis tiek tuo metu toks buvo pakibęs klausimas, į kurią pusę aš suksiu, ar į vaikų treniravimą, ar liksiu vyrų krepšinį, tai kažkiek paliesti to ir vaikų treniravimo, tai irgi buvo naudinga, tai vieni metai buvo ir su Andrium 2 pirmus, tai viso sezono metu lygiagrečiai padėjau kiek galėjau, bet sakau, daugiausia laiko praleista su 2000-ųjų karta, kur ten irgi Hebrytė, tai įspūdingų personažų būta ir ten kelionių ir viso kito. Jonavos etapas, ne? Tenai tu pradėjai labai jaunas, dirbai trenerio asistentu Kęstučio Naruševičiaus. Kas labiausiai iš tų laikų įsimena? Iš tų laikų toks truputį irgi dežavų jausmas, prieš 2 dienas žaidėm LKL rungtynės jau naujoje arenoje, bet kažkoks tas cinkelis yra ir iš tų senų laikų, tos senos salės. Įsiminė, aišku, pagrindiniai įsiminė tai 2 finalo ketvirtai, į kuriuos mes papuolėm, aišku, labai gaila dar iki dabar, kad mes abiejose likom 4. Ir ypatingai tas 2 finalo ketvirtas, kai turėjom seriją iš 10 vietos su Vyčiu. Čia Vytis buvo tais metais pirmas sezonas, kameros, dėmesys ir visa kita, ir mes juos lemiamų sebežiovų metimų mes laimim Šakiuose prie pilnos salės. Tai iš tikrųjų daug kas įsiminė ir sakau, daug ir draugų likė, ir pažįstamų, ir vis tiek toks sakykime, kažkokie sentimentai jie yra ir aš nemanau, kad jie man dings, nes toks vis tiek mano pirmas klubas ir tai nebuvo 1 metai tenai, ten buvo 4 metai, virš 4 netgi metų praleista ir labai geras laikas buvo, iš tikrųjų prisimenu dabar, nes tai buvo, aš pradėjau dirbti dar mokydamasis 11 klasiai mokykloj. Tai tas etapas toks 11-12 klasė, 1-2 kursas, labai įdomus laikas ir sakau, aš tą etapą visada prisiminsiu labai maloniai. Ir toliau sekė Dzūkija, ne? Dzūkija vis tiek jau dar aukštesnis lygis, ne? Ir jame tu buvai asistentas kelių trenerių. Taip. Kas būtent perėjus į aukštesnį lygį pasikeitė? Visų pirma, tai reikalavimai pasikeitė. Iš tikrųjų, tai tu vis tiek aukštesnis lygis ir dar aš, sakykime, kada atėjau 1 sezoną į Alytų, tai tais metais dirbo Lietuvoje ir Šaras buvo Žalgirio treneris, ir Kurtinaitis treniravo Rytą, ir Kazys dirbo Neptūne. Buvo tais metais ir Būtautas perėmė Lietkabelį. Visą Lietuvos trenerių grietinėlę tais metais dirbo LKL. O Dzūkija kas treniravo? Dzūkija treniravo daug kas. Iš tikrųjų, tais metais mes pakeitėm 4 trenerius. Vienas taip ir nedebiutavo, dar man netėjus. Tada dirbo Vasiljevas, tada atvažiavo Estas Varakas ir pabaigė sezoną Chomičius. Tai pravarėm normaliai. Tas pirmas sezonas buvo sunku, bet kažkaip
nebuvo to tokio man šoko, kaip įsivaizdau, kad čia LKL ir kažkas, gal tai, kad aš dirbau Alytui, nu, vis tiek tas klubas jis nebuvo, sakykime, pats ten stipriausias, nors tais metais mes išėjom į KMT finalo ketvirtą, kur irgi čia klubui iki dabar yra pats didžiausias turbūt pasiekimas ir vėlgi buvo trečias man ketvirtas, 2 su Jonava ir šitas su Dzūkija, kai mes likom per vieną metimą nuo bronzos medalių prieš Lietkabelį, tai irgi labai skausminga šita situacija, bet sakau, pirmas ratas buvo kosmiškai sunkus, kol tu įsikerti, kas kaip, vis tiek mano tas darbas buvo pagrindė su skautingu, tai tikrai buvo ką veikti, bet paskui kažkaip žingsnis po žingsnio radom gana greitai kalbą su vyr treneriu, tuo metu su Makedonu Vasiljevu, tai kažkaip jisai mane taip paglobojo, pamokė, sakysim, nes jis pats buvo tą darbą dirbęs, tai kažkaip labai greitai užvedėm bėgiui ir įsivažiavau ir paskui su kiekvienu sezonu buvo vis lengviau. Po Dzūkijos tu perėjai į Budivelniką, ne? Ten buvo trumpas etapas, kaip ten Trumpas, bet audringas. Jeigu ten trumpai, kas ten buvo? Ir tu kieno buvo asistentas? Chomičiaus aš buvau. Chomičius mane irgi įsivežė, čia buvo praeitas sezonas, buvo ten visko ir buvo labai įdomiai, iš tikrųjų buvo toks truputėlį smygimas, kaip sakoma, žemyn, bet visą laiką tas trenerio darbas yra tas up and down, visą laiką aukštyn žemyn. Tai viskas prasidėjo nuo to, kad aš turėjau vėlgi sezoną pradėjau Alytui, viskas buvo gerai, ten aš tos istorijos čia susakęs, kažkam nesiplėsiu. Įsiskiriam su Alytum ir tai buvo rugsėjo pradžia, rugsėjo pabaiga, jau sezono realiai startas. Ir tokia lengva panika ir lengva baimė, nes tu esi be darbo, sezonas prasidėjęs, visi štabai susipildė ir tu esi be nieko, plus dar prieš tai sezonas nutrauktas dėl COVID kovo mėnesį, tai tu praktiškai esi pusę metų, tu esi be darbo ir dar nežinai, kiek tai tęsis. Tai pirmos, aš atsimenu, gal kelios savaitės buvo labai nervingos, bet vėliau iš tikrųjų su Chomičiu mes ir iki dabar palaikom labai gerą ryšį ir nuostabus žmogus, daug apskritai man ir krepšinėje, ir gyvenime, ir visame kame padeda, tai jisai, aš atsimenu, gavo pasiūlymą iš Budivelniko, nes Budivelnikas tuo metu jie atsikūrinėjo po Tobano 3 metų lygtai nuo FIBos, kada jie nežaidė, tai aš atsimenu, Chomičius man paskambino, atvažiuok iki manęs, nes mes čia kaimynai praktiškai nuvažiavau, sako, turiu iš Budivelniko pasiūlymą, bet mano sąlyga yra tokia, kad arba aš atvažiuoju su asistentais savo, dar fizinio rengimo treneriai mes savo pasiėmėm, arba aš nevažiuoju visai. Pirmas kelias savaitės Valdas nuvažiavo vienas, o po to prisijungėm ir mes. Ir tavo tokia buvo ir patirtis, o viskas truko trumpai, nes, labai jau įnoringas klubo savininkas, turbūt žinot, kaip tos rytų Europos šalyse būna ir komanda surinkta buvo likus savaitę iki sezono starto, ukrainiečių turi žaisti bent jau 2 vienu metu aikšteliai, mes ukrainiečių surinkom jau tuos, kurie buvo likę apskritai, visus stipriausius buvo išgraibusios kitos komandos, su legionieriais vėlgi ten tokia idėja, kad rašosi tik tai tuos, kurie nori turėti kamuolį savo rankose ir mes tik krepšį patys, vėlgi tai truputį prasilenkia su mūsų logika. Tai viskas taip truko, kad, sakysim, nerado Valdas tų bendrų sąlyčio taškų, apskritai mes visi ir paprasčiausiai pasukom visi skirtingais keliais ir visas štabas, lietuviškas ir Valdas, ir aš, ir fizinio rengimo treneris, visi važiavom namo. Tai kiek jūs ten išdirbote? 2 mėnesius. Aišku, 2 mėnesius. Bet ten ir COVIDas dar aplankęs buvo, kai nuvykau, tai ten dar ir viešbutį teko sėdėti vos net 2 savaitės. Sakau, ten trumpas etapas, bet audringas buvo. Įdomus. Šiaip, sakau, tai prisimenu, dabar aišku, šiandieninėse naujienose, tai iš tikrųjų žiūri tas žinias, žiūri tas naujienas, tai tu pagalvoji, kad mes ten buvom viena mieste, kita mieste, kuriuos tu dabar žiūri, kas ten baisu, kas darosi, tai mes buvom čia šitame mieste, buvom išvykos rungtynėse, buvom, pavyzdžiui, ten ir tam bare, kaip pavyzdys, tai, bet, sakau, tikrai geras laikas, aš sakau, tikrai buvo labai smagu man,
keli mėnesiai. Ir mes visi žinom, ką daro vyr treneris. Gal tu galėtum apšviesti, ką daro trenerio asistentas? Treneris... Koks jo yra pareigos? Priklauso, kaip tu pasiskirstai darbus. Mano darbas, net ir dabar jau, sakykime, ir to vyr trenerių dirbant, visą laiką mano ta, gal, nežinau, stiprioji pusė, ir tie treneriai man patikėdavo tą vadinamą varžovų skautingą. Tai viena iš darbo dalių yra ta. Kita darbo dalis yra darbas individualiai su žaidėjais. Laisvas rytas, tas optional mūsų vadinamas, ne, tai treneris turi būti salėje asistentas, kuris padeda ar metimus atlikti, ar tobulinant individualius įgūdžius ir panašiai. Tai dar, sakysim, jau tam aukštesniam lygiui, tie jau pagrindiniai, vadinkim, asistentai apskritai jie tokie kaip ir tą bendrą vaizdą turi daugiau stebėti, nes tikrai aš dabar supratau, kaip neįmanoma vyr trenerių visko pačiam pamatyti ir visko per rungtynės ir kaip svarbu yra turėti asistentą, kuris tau rungtynių metu pasako tokias detalės ir tokias smulkmenas, kur tu neįmanoma užfiksuoti visko. Tai, sakysim, tie, kad ir match-upai, ne, kas tuos keitimus reguliuoji, sakysim, kokia tavo sudėtis, kokia varžovų ir iš karto per ką mušam. Taip, treneris turi pastebėti, bet sakysim, ar kokią gynybą naudoja prieš vieną ar kitą žaidėją, nes vis tiek aukštesnis lygis, ta gynyba yra individualizuojama, ne, ten su vienu žaidėju ginas taip, su kitu taip. Ir galbūt ir treneris pamatys tik tai kitą ataką, antrą, sakysim, žaidžia, bet tau asistentas ateina ir pasako, kad žiūrėk, prieš tą taiko tą ir tą, prieš tą taiko tą ir tą. Ir labai, sakau, svarbi pozicija. Čia taip atrodo, asistentas atėjau, pasėdėjau ir išėjau, bet iš tikrųjų labai svarbi pozicija ir, sakau, tų darbo spektras yra pats įvairiausias. Nuo skautingo, kaip sakau, iki individualaus darbo, iki bendro vaizdo stebėjimo. Tai labai svarbi pozicija. Tu pats minėjai, kad 17 metų prisijungiai prie Kęstučio Naruševičiaus, tapai jo asistentų nacionaliniai lygai. Ką tada iš tų laikų, aš dabar suprantu, kad jau tau viskas aišku, viską žinai, praėjęs toli gražu. Ne taip, kad, ta prasme, aš jeigu lyginu tą, kuris pradeda ir tas, kuris dabar esi tu, ne? Ir tarkim, dabar klauso podcast'o koks nors 16 metų jaunuolis, sako, gal visai norėčiau. Ką jam reikėtų mokėti daryti? Tarkim, tau Kęstutis kokios užduotis duodavo tais laikais, kaip irgi, manau, su video dirbi. Jonavoj tai iškart buvo paduotas. Vėlgi, tai irgi reikia grįžti prie to, kad, sakysim, dauguma tų kolegų mano, kurie užsiema to skautingu, jie turėjo kažkokius ten pradininkus, kurie juos apmokė, parodė. Aš realiai neturėjau nieko. Man Kęstas padavė, kad atsimenu, klubo kompiuterį, yra programa, važiuoji ir dirb, viskas. Kaip, kas, kur, kaip čia. Ir aš dabar net palyginu, pavyzdžiui, ten savo darbus kokių 3 metų, net kai Alytui pradėjau pirmą sezoną dirbti ir dabar, jau kaip diena ir naktis skiriasi. Čia vėlgi, aišku, būtent skautingas, tai aš žiauriai dėkingas Andrėjui Urlepui esu, kuris ten visiškai fanatas to reikalo ir ten, sakau, iki nukritimo reikėdavo jam viską padaryti kruopščiai, tai per tą sezoną turbūt čia pasitempiau labiausiai šitoj vietoj. O sakau, tam 16-mečiui visų pirma tu nebijok, jeigu tu nori to darbo ir sakysim, tu jauti, kad tu gali tą daryti, tai šiais laikais yra absoliučiai visos priemonės, tiek tų skautingo programų, tiek apskritai video medžiagų, visko, tiek tos informacijos visur prieinamos, grupės visokios, sakau, ten Facebook'e tu pasižiūri, trenerių ten pilna jų, tai paprasčiausiai nebijot ir daryti, ir žingsnis po žingsnio, svarbiausia yra nesimėtyti, nes visą laiką ten, tai jau tau NKL'as kaip ir viskas, ramiai. Viskas, sakau, žingsnis po žingsnio. Aš labai nenorėjau mėtytis ir net ten tam pačiam Alytui dirbant, ar ten Jonavoj, čia, kad dabar man kažkur eiti aukščiau. Aš sakau, aš kažkaip visą laiką labai būdavau kantrus ir išlaukdavau, kad ten žinau, kad, čia blogai dabar kažkas, bet aš žinau, kad ateis ir gerai. Tai
čia žiauriai kantrybės, nu ir aišku, sėkmės vėlgi šitam darbe reikia labai. Tai svarbiausia, sakau, jeigu tu nori, nebijok ir viskas ateis žingsnis po žingsnio. Didelių žingsnių tu čia per daug nepridarysi šitam darbe. Viskas po truputį ateis. Ir pereinam prie paskutinio tavo etapo, Utenos Juventusas. Kaip tu atsidūrė jame ir kokios tavo ten irgi skautas buvo, ar treneris? Asistentas buvo. Ten tokia gavo situacija, aš gana gerą ryšį visada palaikiau tiek su Žydrūnu, tiek su Eimantu Skersiu, klubo direktoriumi. Mes kažkaip vis tiek tų žaidė toj pačio lygoje, žaisdavau su Alytum prieš juos, tai kažkaip visada išlaikėm tos tokius kolegiškus gerus santykius. Ir praėjusią vasarą klubas nusprendė imtis korekcijų trenerių tarpe, štabe ir paprasčiausiai gavau pasiūlymą, buvau be darbo, atvykau ir taip ir atsidūriau Utenoje, o funkcijos jau buvo, aišku, vėlgi skautingas, tai mano sakysim, to, ko iš manęs reikalauja ir trenerio asistentas, tai vėlgi bendras vaizdas rungtynėse, stebėjimas, veiklos per akis. Ir dabar tu tapai vyriausiu treneriu, ne? Sudėtinga, ne? Ir turbūt iš asistento perimti viską ir dirbti. Dabar kiek tu turi? 3 rungtynės? Jo, 3 rungtynės buvo. Kaip, aš pasakysiu, miego mažiau, nervų daugiau, faktas, nes tu žinai, kad vis tiek laimėsi, laimės komanda. Laimės, tas atsitiko praeitą savaitgalį Pasvaly, žaidėm tragiškai ir faktas, kad žinau, ir aš nepadariau daug dalykų ir žinau, kad jau viskas lieks į mane. Kai tu esi asistentas, tu esi kažkur tais šalia ir vis tiek tavęs, dažniausiai jeigu kabina, kaip stafą, bet tu nesi tas pagrindinis personažas. Sakykim, ar sunku perimt, aš kaip tik sakyčiau, kad tokiam etape, kai lieka mėno laiko iki sezono pabaigos, priklauso, kiek tu žengsi playoffus, ar ne, tai, sakykim, atėjus visiškai naujam žmogui, būtų žymiai sunkiau negu yra man, kai aš vis žinau žaidėjus, aš su jais nuo rugpjūčio mėnesio esam kartu, aš mačiau tas problemas pagrindinės, kurios yra ir kurių vis dar yra ir kurias mes po truputį stengiamės ištaisyti. Ir sakykime, tokioj stadijoje, likus, sakau, čia keliom rungtynėm, aš manau, kaip tik tas, toks, visada asistentas yra tas, kaip sako, gerasis policininkas, ne, prieš lyginant su vyr treneriu. Tai būtent tos geros emocijos galbūt gali padėti kažkiek tas kelias rungtynes, aišku, tos emocijos jos po truputį eis žemyn ir aš tą puikiai suprantu, kad čia tą emocinį lygį nebus taip lengva išlaikyti, bet, sakau, darbo daug, sunku, bet vėl, čia labai gerai vakar buvo interviu, Kazys pasakė, kad jeigu tu slėpsiesi krūmus ir vengsi iššūkių, tai tu kaip treneris tu netobulėsi. Man buvo pasakyta tokia situacija, aš net negalvodamas sakau taip, nes vėlgi, sakau, tu turi išlaukti ir turi nevengti iššūkių ir jų imtis. Tai šiuo atveju šitą iššūkį prisėmiau, o kaip seksis, pamatysim. Ir Kęstutis Narševičius tau perdavė tokį klausimą, būtent susijusiu su vyr treneriu. Tai principai ir taisyklės, kurias keli savo ir komandai, būdamas vyriausiu treneriu. Visų pirma, kiekviena treniruotė ir kiekvienos rungtynės, tai tu turi ateiti su teisingu mentalitetu. Aš negaliu, sakykime, žiūrėti ir pakęsti ir būdamas asistentų, kai žaidėjas ateina apatiškas. Man tai yra didžiausias ir mano darbo neįvertinimas ir ypatingai jau tame lygyje, kai tu paduodi visą informaciją, sakykime, apie varžovą, apie kiekvieną detalę, apie kiekvieną situaciją, kaip tu turi joje tvarkytis ir žaidėjų gali neišeiti. Viskas tvarkoja, visi daro klaidų, komandiniai gynyboje, viskas tvarkoja. Padaryk žmogus pražangą, jeigu tu praradai poziciją, kaip pavyzdys, bet tu negalėjai ateiti apatiškas. Tai man, sakau, šita vertybė yra pati pagrindinė, kad tiek treneriai, pradedant nuo trenerių,
tiek žaidėjai į kiekvieną treniruotę ir į kiekvienas varžybas turi ateiti su teisingu mentalitetu. Man tai yra pagrindinis dalykas. Išeis, neišeis, viskas tvarkoja, tai yra sportas, tai gali išeiti, gali neišeiti. Viskas aš suprantu, bet tu turi ateiti pasiruošęs visų pirma čia. Ir dar norėjau tave, kiek aš žinau, visam kely trenerio lydi tavo tėtis. Visur jis tave palaiko. Taip. Koks indėlis jo yra į tavo visą karjerą? Labai didelis. Kaip dabar irgi vakar, tarp kitko, kalbėjom, aš dar, kada pats žaidžiau dar per kūno mokykloje ten, tai dar mano šitą Šarukas ten visą kitą, tai kaip tu gali žaisti, kai tau ten visą laiką nuo tos linijos, bet aš, pavyzdžiui, pažiūriu ten į tos dabartinius tėvus, ką jie tenais. Tai skiriasi šviesmečiais. Mano tėvukas tikrai tą krepšinį labai gerai supranta ir tuo metu suprato ir tų patarimų man negailėdavo. Ir sakau, vakar kaip tik kalbėjom, jisai kaip buvo tėvai abudu Jonavoje, kai žaidėm čia prieš tas 2 dienas. Sako, aš dabar lygiai taip pat jaudinuosi, kai tu esi vyr treneris, taip pačiai kaip ir tu, kaip pat žaisdavai. Kai asistentas, taip, išgyvendavom kartu, pakalbėdavom ir visą kitą, irgi važinėdavo į rungtynės, ypač tame etape Jonavoje, nacionaliniai lygoje, tai ten iš vis nepraleisdavo rungtynių, visada važiuodavo, bet dabar aišku tas jaudulys ir man jisai žymiai didesnis ir tėvam lygiai taip pat, abudu labai jaudinas, abu labai pergyvena ir kartu džiaugiamės ir kartu liūdim pralaimėjus. Tai gauni dar patarimų? Gaunu ir gerų kartais, tikrai. Tokių, kur priimi ir sakau, šitoj vietoj tai viskas labai gerai. Ir turbūt pabaigai dar norėjau, kadangi, kaip ir minėjau, mes kaip ir švenčiam, minim 20-metį mūsų krepšinio mokyklos. Tokį hipotetinį pabandom pažaisti. Įsivaizduoju, kad tu iš viso to 20-mečio išsirinki komandą, susirinki, 12 žaidėjų, kadangi amžiaus skirtumas yra, tai įmam taip, kad yra jie visi pykę savo. Kur ta komanda galėtų žaisti ir koks būtų jos lygis? Turėjau menį jau suaugusiųjų lygmenį? Jo, suaugusių lygmenį. Da, aišku, čia mes tą komandą ant greičių galim ir padėlioti gal, bet galim. Čia labai būtų toksai. Jeigu Pikė, daug gerų žaidėjų iš tikrųjų praėjo. Sunku pasakyti iš tikrųjų. Jeigu taip jau vyrų krepšinėje įmant juos, įsivaizduojant, kas galbūt galėjo gautis iš jų. Aš manau, nacionalinės viršus, kažkas tai tokio LKL tame. Ir kas būtų lyderis? Iš tikrųjų, man labai gaila, aš nežinau kaip pasakyti, kaip tam europiniam lygmenį Paulius Šatkus jisai būtų atrodęs. Nes jisai čia U18, jisai ir už Žalgirį žaidė Eurolygos jaunimo turnyre. Lemba įdomus, jisai buvo tikrai ir duomeningas ir visą tą turėjo, sakysim, Furmanavičius tas pats, irgi, ta 94 čia karta buvo. Justas Klimavičius irgi, kiek mes visi iš jo laukiam ir tikėjomės. Tai, būtų įdomu pažiūrėti, čia toks labai hipotetinis, bet čia reiktų ilgesnės analizės šitam dalykui. Supratau, tai ką, dėkui tada labai, kad tu apsilankai pas mus. Ačiū, kad nepamirštat. Kaip pamirši. Tai primenu visiems, kurie mus žiūri, kad nepamirštumėt paspausti subscribe mygtuko ir jeigu patinka tai, ką darot, dar ir paspauskit like. Viso.